karo Lietuvoje buvo 6800 pionierių. Jie padėjo atstatyti mokyklas, talkininkavo naujakurių šeimoms. Maskvos pionierių iniciatyva pradėta visasąjunginė operacija Mano gimtasis kraštas, į kurią įsijungė ir Tarybų Lietuvos pionieriai, savo žygį pavadinę partizanų kovų keliais. Nadios Rybakovaitės vardą mes pasirinkome todėl, kad ji buvo labai narsi pionierė. Vieną rytą, kai ji pynėsi savo geltonasias kaseles, pamatė ateinančius fašistus. Mergaitė šoko bėgti, pranešti partizanams, kurie tuo laiku po sunkaus žygio ilsėjosi klone. Fašistai jai šaukė, stop, tačiau mergaitė nebojo jų šūkių ir bėgo toliau. Keli šūviai ir Nadia krito negyva. Narsi pionierė paaukojo savo gyvybę ir išgelbėjo partizanus. metų birželio 15-ąją iš visos Respublikos susirinko jaunieji leniniečiai sąskrydį pionieriai tėvynei. Jie raportavo, knygų išplatinta už 30 000 rublių, pasodinta 800 000 medalių ir krūmų, surinkta 900 tonų makulatūros, 11 000 tonų metalo laužo. Ta atmintina 1972 metų gegužės 19, pažyminti kūrimo 50-metį, visasąjunginė pionierių organizacija buvo apdovanota antruoju Lenino ordinu. Daugiatūkstantinėje internacionalinėje eisenoje žygiavo ir mūsų Respublikos jaunieji leniniečiai komjaunimo pamaina.